Šuoliai toli būtent rungtį. Nu, buvo geriau šiek tiek negu vakar, bet vis tiek ne mano dienos kažkokia šitas. Kaip manai, ko trūko, kad tos dienos būtų tavo? Aš manau, nieko netrūko, tiesiog kažkaip aš taip jaučiu, kad čia mano paskutinis šuolis manieže buvo, nes jeigu nelemta, tai nereikia ir čia dusinti savęs, nes vasarą aš visai kitas žmogus, o žiemą tai su tom lentom niekaip nesusižaudžiu. Dar per apšilimą kažką jaučiu, nesijaučiu, kad bėgčiau iš tikrųjų ir atrodo ir darai, ir stengiasi ir vienaip ir kitaip, bet nesigauna ir viskas. Tai neieškau čia pasiteisinimų, nevyriška. Tiesiog žiūrėsim, kaip ateity bus. Tai dabar daugiau galvosi jau apie artėjantį vasaros, ar ne, sezoną? Tai jo, tik tai apie vasarą, bet kitais metais stipriai pagalvosiu, ar iš žiemas verta čia kankintis, nes pastarųjų metų praktika parodė, kad ne kažkas čia išeina. Kokiu balų 10-balės sistemų savo visą šitą pasirodymą abiejų rungčių galėtume įvertinti Europos čempionate? Na, jeigu būtų mokykla, tai mokytojas prašyčiau 4 iš pasigailėjimo. Universitete 5, nedaugiau. Tai nesi, ar ne, pats labai patenkintas šito visus savo pasirodymą? Nesu iš tikrųjų, bet ką jau padarysi, kaip buvo taip. Ar šiandien dabar tave ko nors konkurentai nustebino savo šuoliais arba kaip anąkart ne šuoliais? Šiandien tikrai šuoliais, nes jau lyderiai parodė savo, po 8 metrus sušokinėjo ir taip gan gražiai. Iš tikrųjų, ten, manau, finale bus graži kova.